telefoną net neužsidėjęs, tai jau buvo kai buvo, tai nusprendžiau iš tikrųjų nuvažiuoti į Plungės tą motociklininkų suvažiavimą. Tai aš kaip kolega pakvietė, galvoju, reikia prisijungti. Iš tikrųjų nemėgstu šitų didelių susibūrimų. Tai Kretingui čia planavom susitikti. Sakei, būsi tryse? Nu, atsirado daugiau. Sveikai. Atsirado daugiau. Osvaldas. Čia tas, kur vėluoja pastoviai. Dar vienas vėluoja. O, tai aš ne paskutinis Osvaldas. Iš vėluojančių po 07 vakare. Supratau. O dar vienu laukiu. Gerai. Na, visi jau susirinko. Gerai, kad buvau ne paskutinis vėluojantis, kaip amžinai. Tai pasigavau savo kolegą su triračiu. Tai lengviau kažkaip orientuotis visada pagal didesnį. Šiaip oras tikrai buvo fantastinis, tu prasme, kas galėjo būti geriausio, tai buvo geriausio. Ir, na, taip pat pajudėjom visi iš Kretingos link Plungės. Aišku, važiuojant tokiose, ta prasme, kur dalyvauja daugiau nei vienas motociklas, tai iš tikrųjų, svarbiausia yra saugumas, tai kažkaip šį kartą visi ramiai, gražiai, tvarkingai, nors čia kolega turbūt išsigando, nelabai suprato, ką aš čia dariau. Bet smagu yra paskui pažiūrės iš tikrųjų. Tai va, jau privažinėjom pačią Plungę. Labai geras kelias link Plungės. Tai kaip ir nebuvo kažkokių tais nuotykių neįdomių. O šiaip smagu iš tikrųjų. Nežinau, šį kartą, tikrai labai ramiai, tvarkingai, be jokio streso, įtampos, taip gražiai atvažiavom, neskubant. Na ir įvažiuojam jau į teritoriją, kurioje renkasi visi moto gerbėjai. Kol kas dar nėra jų labai daug, tai ieškosim dabar kur pasistatyti, prisiparkuoti. Smagiausia, kai visi važiuoja, visi kitus nužiūri. Kas man labiausiai iš tikrųjų kartais nepatinka, tai yra parkavimasis atbulinai, iš tikrųjų su krepšiais ar dar ten, tarkim, kokia siauresnė vieta, tai nesinori nei kažko nubrozinti, nei savęs nusibrozinti, toks neįdomus parkavimas atbulinai. Turėjom dar kažkur apie pusę valandos laiko, tai buvo karšta, kažkaip nesinorėjo eiti labai toli ten vaikščioti, tai nusprendžiau tokį ratuką važiuoti, pasižiūrėti, kokie motociklai suvažiavę. Nežinau, šį kartą man kažkaip labai patiko, kad, labai paprasti žmonės. Nežinau, esu čia buvęs Šventojoj, tai man tai, nelabai kažkaip patiko, dabar taip labai visai draugiškai, fainiai, ramiai. Čia įdomus toksai eksponatas. Kaip supratau, Hondos galas privirintas. Na ir motociklų įvairiausių, kokių tik nori. Nuo senų Matjavų iki galingų aparatų. Iš tikrųjų, aš užjaučiu tos žmonės, kurie atvažiuoja į tokį renginį su odinėm kelnėm, odinėm tom striukėm. Dieve, tu mano, kaip ten karšta buvo, aš neįsivaizduoju. Didžiausias minusas yra ta apranga, jeigu ten yra labai labai karšta. Tai aš jau kaip iš Palangos pasiruošęs su maikutės su šortukais. Žinau, kad jau bus karšta.
Čia įdomus dalykas buvo, tai aš važiuoju atbulinį, stumiuosi, tas motociklas pajudėjo, galvoju, kad kažkur užklydžiau. Pasirodė, kad patraukė iš vietos. O, tai įdomus variantas. Na ir įdomiausia dalis, tai pajudėjom jau link tos vadinamosios kolonos. Tai šiaip ramiai, gražiai, tvarkingai, kultūringai išvažinėjom. Stengiuosi nuo savo triračio kolegos neatsilikti. Paskui iš tikrųjų nesmagu yra važiuoti tarp nepažįstamų. Kai teko kažkada važiuoti tokiem, tai nelabai įdomu buvo, bet kolega pasigaunė, tai vis smagiau dviesi. Čia turbūt po kairę šiek tiek išgąsdinau, kai privažiavau per arti, tai pažiūrėjo labai agresyviai. Norėjau kolegas nepaleisti. Smagiai vieta buvo, čia irgi po tiltu visi važiavom. Nežinau, kodėl ten kas sustojo vieną kartą, bet po tiltu visi motociklistai žino, ką reikia daryti, biškį pabirbinti garsiai. Šiaip malonu buvo. Įdomu. Visi susistojom. Važiuojam, žiūrim. Ir iš priekio vyrukas stumia motociklą į kalną, bet čia tai rimtas vyras. Ir į kalną, ir motociklą, nežinau. Kažkas turbūt nutiko. Benzovižis gražus, pasižiūrėti save įblizginti. Ir kiek matosi kelias, iš tikrųjų, mūsų tokia ir buvo ta visa kolona, tai iš tikrųjų, kiek besimato, tai visur motociklai, tiek į priekį, tiek atgal buvo. Tai iš tikrųjų, didžiuliai, daug dalyvių iš tikrųjų dalyvavo šį kartą. Nežinau, kituose kaip būna, bet šį kartą tikrai jautėsi tos masės. Smagus šalia kolegos važiuoti, taip nužiūrėti viską, kaip sėdi. Įdomus tas triratis. Ir iš tikrųjų važiuoja ir, pavyzdžiui, tau karšta, netgi važiuojant tokiu greičiu, vėjas atrodo ir pučia ir viską, bet buvo žiauriai karšta, labai geras oras. Kas dėl kolonos važiavimo iš tikrųjų labai patiko. Iš tikrųjų tas eismas visur sutvarkytas, uždaryti keliai, ta prasme, be abejo, tie 4 ratų savininkai tai tikrai kažkur ten kentėjo ir laukė daug vietų, kur buvo uždaryti ir kamštukai susidarė. Bet šiaip smagu, ta prasme, labai gražiai organizuota, tvarkingai, tai nežinau, ar kaip kituose renginiuose būna, bet šį kartą man tai labai patiko. Gražus, tvarkingas važiavimas. Viskas sureguliuota. Atvažiuojam į susirinkimo renginio vietą. Toli nusprendėm nevažiuoti, kad paskui nebūtų sunku išvažiuoti tam triračiui. Tai čia priekį pasistatėm. Kamerytę dar šiek tiek pastačiau pažiūrėti likusius vėluojančius, kurie iš kolonos galo parvažiuoja. Ir šiek tiek po tą renginį irgi pasivaikščiojom, pasižiūrėjom, kas gero. Verslininkai savo produkciją jau reklamuoja. Šiaip vieta pakankamai dėkinga, ta prasme, yra tos vietos, nėra sugrūsta viskas. Čia tokie įspūdingesni variantai. Nežinau, čia savadarbis turbūt, karutis primontuotas prie BMW. Na ir įvairiausio tipo iš tikrųjų technikos. Šiaip renginyje skamba muzika, tai reikės užtildinti, kad YouTube'as neblokuotų. Čia įdomus labai toksai Harlėjus. Žmonių irgi buvo taip nemažai. Visi keliukus užėmė. Pirmą kartą gavau ir lipduką renginio.
Kas smagu, galima pamatyti ir senesnės technikos, tai ne vien ten naujesnių, galingesnių motociklų, bet yra tokių senovinių motociklų, kuriais aš manau, kad tikrai labai yra smagu važiuoti. Na, tokio dar vat triračių nebuvau matęs. Turbūt įdomu. Šitas vargšas visada kankinamas yra, gaila man tų motociklų. Nežinau, man ta atributika su kaukolėm įdomi, tik neturiu nuomonės. Išsigendu galvoju, kad su kamera kliudysiu. Užsieniečių buvo, čia man rodos, va šita pora tikrai nebuvo lietuviai, tai aksesuarų visokiausių turi. Visi dabar birbina, jungia savo varikliukus. Šiaip labai renginio dalis buvo irgi įdomi, tai vat lenkų pasirodymus su tokiais motociklais ir šuoliais. Šiaip buvo įspūdinga iš tikrųjų, verta pažiūrėti. Atrodo, kaip žmogus vis tiek įvaldo tos motociklus. Žmonių daug, bet neypatingai. Ir triguba šuolis. Šiaip labai patiko iš tikrųjų šitas pasirodymas. Nežinau, kaip gražiai, tvarkingai. Na ir kadangi tikrai buvo karšta, kažkaip nesinorėjo ten kepti ant tos saulės, tai jau judėjau link namų. Norėjęs vis tiek biškį pailsėti, atsipūsti, iš tikrųjų daug to garso, birbesio, muzikos, ten, nežinau, pavargau šiek tiek. O, dėdukas kaip gražiai su elektriniu. Karšta. Na, įdomu patestuoti dabar bandymas. Šalmo turbūt neužsisagiau. Kaip gera vėjukas pučia. Bet turėtumėt labai gerai man atrodo dabar mane girdėti. Bus smagu pažiūrėti ilgesnį atstumą, didesnio greičio. Tai va, tai renginys gavosi toks, koks gavosi. Šiaip labai smagu, fainai nuvažiavom, neskubant 7 ar keliese. Kažką nufilmavom, daug filmuoti tingėjau, iš tikrųjų karšta labai. Nesinori nieko filmuoti. O dabar smagiausia, važiuoju, vėjukas pučia. Tai va, trumpai tiek naujienų iš renginio, akimirkų, kaskadininkų pasirodymų ir iki kitų video. Va, čia tai vaizdelis. Arklys vidury gatvės. Geras. Čia nesurežisuosiu. Geras vaizdas. Oi. Va, kodėl patinka man važiuoti motociklu. Nerealiai.